Nu, sveiki, ką atvarėm biškį pasibeginint. Aparatas pastatytas, turim biškį laisvą laiko. Čia tokį parkiuką atvažiavom. Dar visas miestas miega. Bandysim rasti pusrytukų skanių. Tokia kavinė prie muziejaus Bergeno universiteto yra. Tai bandysim užeiti. Valgyti skaniai. Sakysim draugus. Tai dar biškį darbų patobus. O kaip strimau, ojej, nu parodysiu, kaip čia atrodo dar viskas. Dar pavasarėja, nelabai pavasarėja, dar tik tai vasaris, tai dar biškį apsiniaukęs parkas. Va, koks gražus. Labai toksai autentiškas, senoviškas, man patinka tas vaibas čia. Gražu, Bergen universitet. Ja, pašaltą filmuoti reikėjo pirštinės pasimti. Čia varičiuoskas kažkoks yra, čiotkas. Kaip snoro bankelis. Čia kažkas buvo. Arba bus. Nežinau. Na žodžiu. Einam valgyti kažko. Good bröd, kom in. Nu ką, kom in. Bandom užkominint. Va, atėjom. Čia kai šilta galima labai smagiai pasėdėti. Aišku, dabar ne variantas. Bandysim rauti vidų. Žiūrėsim, ar dirba nuo 10. Bandžiau kebabą sušauti, bet tarkim, nedirba. Geras ženklas. Univero kafukas. Tuščia. Nieko nėra. Čia rasim gerą spotą. Sėsim. Šiltai. Pasimėgoti laibuko. Paėm kavytės ieškot ir kažką užkast. Nežinau, ar geriau manoma įsitaisyti sekmadienio ryte, negu prie šito žydinuko. Kavytė, chorusadas ir sumuštinukas su avokado kiaušiniu iš saloto. Perfektas. Geram kavytės. Ką, pradedam mūsų muštinuko. Žiūrėsim, kaip čia yra. Su vienas kavinė. Tuščia. O, šviežio. Turim. Po 10. Dabar esu kavos klubo narys, tai kas 7 kavytę nemokam. Oi. Kaip čia jauku. Nu, sakat. Šilta. Reikėtų popieriaus. Biškūsė.
Dar vandenuko. Sakoma, rubrika Pusryčiai su Povilu sekmadienį. Ramios dienos pradžiai, kaip sakoma. Kaip ta ramybė, kaip gerai čia. Muzika tokia rami groja. Labai gerai. Taip, manau. Valgyti turim. Jau gerai. Geras pasirinkimas. Dar turiu pusantros valandos iki myto. Reikės kažkur bandyti rauti. Gal čia vietoj pasivaikščioti? Sakau, ką pasiūlysi, to jis sako, čia mes viską turim. Nu, davai, sakau. Taip. Smuštinukas, avokadas pušinys ir chorų salas, aišku. Geram sekmadieniu. Labai gera. Kaip čia jauku, šakas. Tikras jaukimantas čia. O čia kiaušiniai dubė. Gerai, pasirankom. Nieks nemato, tik jūs. Labai gerai. Žilumėlės, kavytės, geras sumuštinis. Ko reikia geram sekmadieniui? Daugiau niekam. Žizinukas yra. Aš praeitą kartą čia buvau, mačiau, gal čia reikia daryti. Labai gerai idėja. Pliusas su barzda didelė, neapsivarai niekam. Viskas į barzdą eina. Labai gerai. Reikės kažkur dar surasti, ką nors nusivežti pas draugus.
Kokią pardę reikia surasti, kai man dirbančią. Čia ne taip lengva. Rublika pusryčiai su Pauliu pusėje. Labai gerai. Kruasanas. Neatsimenu, kada valgiau. Labai šviežias. Sako, kavytės kaip nori gali šauti. Ateik pasipildyti. Kaip ir dylas. Vidžiusiukas, žmonės ne. Labai geri pusryčiai. Šakas. O mergų padavė. Morgon. Pusryčiai vykti. Ir kaip bus atvarę. Užtenka. Nu ką, dar kavuko pasiėmėm. O kaip čia vietelė atrodo. Šausim dar vandenuko. Pasidėsim ir lėksim. Kas čia gerai, tai kad žmonės gali palikti daiktus. Kol maistas sako, nieks čia nieko neneš. Labai ramu. Grįžtam atgal prie pagrindinės žvaigždės vakaro. Офигенный. Mano stovėtojas nelabai laiko ragelio, bet dabar laiko. Reikės tuliko pasieškot, darysim lauką. Reikia rasti kažko, ką nusinešti į svečius. Kokį pyragėlį, bet tai čia jie turi viską. Čia taigi yra kepiklėlė. Aš čia galiu pasimti. Gal kokį karuseną, labai skanus, ja. Ir nusinešu. Easy peasy. Lemon squeeze, o dar kitą laiką galėsiu išnaudoti šiaip pambimbinėti valandėlę. Dabar 10:07, tai turim dar už valandos. Nu, valandą gerą. Ten kur suparkosiu. Tai kavutį išgeram. Čia studentai renkas jau. Kompins. Daug pliaupus traukia. Tai va. Baigiam šitą kavinuką reikalą. Susisieksim biškį vėliau lauke. Nu, išlindau.
Gerai pavalgiau. Galima toliau grybauti. Ką čia pusė dabar? Nu, nežinau. Žiūrėsim. Užmatyti. Biškai žmonių čia lenda matau. Pusė 11 jau daugėja hebros. Visi kaip iš rovų lenda. Bet taip toks vėsokas, aš taip neapsirengęs labai smarkiai. Toks vėsokas oras, 5 laipsniai, bet vėjas toksai šio. Vėjas. Nelabai. Buvau Bergeno muziejaus kaviniai. Tiksliai, korusanai. Ką, einam atgal. Nusipirksim korusanų. Tada jau būsim padarę pusę darbo. Ir kažkur lysim, nežinau. Kai čia bus šalta, matau. Kokias listą gal? Kokią mašiną? Nežinau, matyti. Iškosim naują spotą. O turim Pane de Chocolat. Pane de Chocolat, karais. Šokolado fabriką pasėmėm. Gerai, išlindom. Eisim pasidėti Pane de Chocolat. Ir reikės apeiti ratuką turbūt kažkokią. Kažkur biški laiko yra. Bet, nu labai geras miestas sekmadienį. Ramūnas baisus. O, varpai skamba. Į bažnyčią kviečia. Gal reikės varyti. Nu ką. Turim maisteko svečius. Pusę darbo padaryta. Varpai daužo. Aš bandau pataikyti kadrą. Nes su galinė kamera fiksuoju geresnę kokybę. Mačiau iš tų video, kad nelabai gaunasi. Ne visą laiką pataikau. Bet, nu, man atrodo, reikės į GoPro investuoti. Darysim Pro. Oi, ką. Nežinau, čia kažkaip tai vaikščiojimas, tai, nu, kažkaip čia šalta, nežinau. Reikia normaliai apsirengti. Turbūt galvoju, kad viskas. Ne viskas, bet jau beveik viskas. Patikau pas draugus. Bandelės yra. Fun fact. Norvegijoje irgi daržininkystė yra. Koručia, daržaujasi hebra. Normaliai ten. Nežinau ir aš, kaip ir jūs. Taip va. Ačiū, kad žiūrėjot. Subscribe, share and follow, kaip sakoma. Komentuokit, kas patiko, kas nepatiko. Nepruvinsim. Einu jaukiai pasėdėt. Grįšiu su kitu videku. Ačiū žiūrėjimą. Viso gero.